Labas vakaras, mėlyjeji, labas vakaras, draugai, sekėjai, su mumis vėl šiandien Vilda Našlainė. Taigi, šiandien norėtumėm pasišnekėti apie labai svarbų dalyką, kuris, manau, svarbus visiems, tai yra apie verslą. Ir būtent kaip pasireiškia versle mūsų 9 kompetencijos, tai yra kaip jau minėjom prieš tai buvusiuose video, kad yra 9 kompetencijos pagal gimimo datą, kurias mes gaunam gimę, tai yra mūsų talentai, mūsų gabumai. Vilda pati verslininkė jau kiek metų? Oi, labai daug, jau 30. Kaip ten sako, jau verslė tiek metų, kad nepatogu net prisiminti kiek, nekultūringa klausti pas moterį, atsiprašau, čia taip kaip sakant. Jo, taigi, kam mes tinkami? Mes visą laiką užduodam šitą klausimą, kur mano paskirtis, ką aš turiu padaryti. Man visą laiką asociacija su multiku Kung Fu Panda, ten žinot, kas aš, klausimas, kas aš, kur mano paskirtis, ką aš turiu veikti. Tai va, pasistengsim šiandien į šitą klausimą jums atsakyti kartu su Vilda. Taigi, Vilda, porą žodžių įžangai. Porą žodžių tokie mano tie žodžiai, kad žmogus šitam pasaulyje ateiname mes su savo duomenimis, ką mes dabar ir kalbėsim, ir su noru, norit jūs nenorit, bet mes visi atėjom imti. Taip, kad tas imti reikia ir mokėti duoti. Tai verslą kuriant prieš daug metų, kada verslą kūrėm, čia buvo ta nepriklausomybė, tai mes visi tuo metu norėjom duoti. Tai verslą kaip sugebėjom, taip sukūrėm, darėm klaidas ir taip toliau. Ką reiškia SUCAI? SUCAI mokslas tai parodo, kad yra 9 kompetencijos ir per jas mes galim sutrumpinti savo klaidas, savo laiką, sutrumpinti, kaip sakoma, neįkristi į nesėkmes, tiesiog sąmoningai, sustruktūrizuotai sukurti savo patogias darbo vietas, patogų verslą. Nu, mes dabar pradėsim su Vidu apie tai ir kalbėti. Ir kokios kompetencijos, koks žmogus šitam, būdamas savo kompetencijose, ką jis gali ir ką jisai sugeba duoti savo, kitiems ir visuomeniai. Taigi, gal, kaip sakant, netempėti naktį ir pradėkime, jo? Pirma kompetencija, tai yra strategai. Strategai, žmonės lyderiai, tai yra jie kūrė strategiją, gimė jie pas mus kokiam dienom, tai yra 1, 10, 28 ir 19. Va šitie žmonės yra mūsų strategai. Taigi jiem geriausia sekasi tai yra kurti strategiją. Jie net nevadina to strategija, jie vadina tai planu, bet pas juos trumpalaikis planas tai yra 5 metai. Tai ir jų didžiausia dovana yra sugebėti pirmiausia sukurti tą strategiją, antra vadovauti įgyvendinant tą strategiją. Tai yra, kada kiekvieną komandos narį, kiekvienam komandos nariui, kiekvienai konkrečiai minutei, tai jie turi labai labai tikslę užduotį tam, kad įgyvendinti tą numatytą strategiją. Vat kur jų didžiausia dovana. Tai yra vadovai, bet vadovai būtent strategai, ne taktikai. Prie taktikus mes irgi turim, mes prie jų prieisim anksčiau ir vėliau. Papildysi kažką, Vilda? Ir kada jie yra savo paskirtyje ir tikrai yra disciplinoje, žmonės, kurie sugeba įsiklausyti, nes jie negirdi ir neklauso, jie daug pasiekia. Bet jeigu jie neklauso, tik kultivuoja savo ego, tai jų ir verslas, ir jie gali nuvesti neteisingų kelių. Ir kas paskui juos eis, nes jie strategai, jie net nemato duobių ir gali mus visus nutempti į tam tikrą vietą. Taip, kad dažniausiai jie ir praranda tą galimybę per savo tą ego. Aš noriu. Bet kada jie sugeba disciplinui išklausyti kitus, čia be abejo reikia su konsultantais susisiekti, padėti mes galim,
nes mes jau konsultuojam. Tai būtent strategų mums jie labai reikalingi, kai mokytojas laik sako, tai yra pirmas vagonas. Žmonės gimė, kurie visus mus veda. Tai vat, tai tiek yra tie mūsų vienetukai. Dabar Taigi, taip, prašau. apie dvejetukus, taip, Vidai? Taip, tai mūsų diplomatai. Diplomatai, patys empatiškiausi žmonės, norintys suprasti kitus, jų Gimė vertybei. antrą, čia aš esu iš tų Taip. žmonių. Antrą, 20.11 dieną ir 29. Ir Su dviem 29. energijom. Aš esu gimusi 29, tai kad esu diplomatas, bet tuo pačiu ir šiek tiek Marso turiu. Jo, šiek tiek taktikos. Jo. Taigi, ką daro diplomatai? Šitiem žmonėm yra vertybės santykiai. Jie juos puikiai kūrė, jie juos saugo, jie juos puoselėja, jie stengiasi ne tik savo sukurti santykius, bet jie kūrė santykius netgi tarp kitų žmonių. Man pasakojo tokių dalykų, kad kada dvejetukas, būtent diplomatas, išeina iš kažkokio tai kolektyvas subyra. Taip. Tiesiog nelieka kolektyvų, nes iš tikrųjų jie yra empatiški diplomatai, pas juos yra viskas per supratimą, jie tarp kitko dar neblogi pedagogai, todėl įmonėje jie puikiai tinka, tai yra pavaduotojai, labai geri pavaduotojai, labai geri vykdytojai. Jie yra puikus HR, kaip dabar madinga, jo, pas mus tai personalo vadybininkai puikus, personalo vadovai. Taip pat puikūs pardavikai, tačiau jie labiau linkę, kadangi vėlgi per savo vertybę, per santykių kūrimą jie dirba, pas juos pardavimai labiausiai sekasi šiltoj rinkoje. Tai reiškia, darbas jau su turimais klientais, kada jie sukuria puikius santykius su klientais, jau esamais, jau turimais, ir va, ten jam labai sekasi pardavimai. Papasakok dar apie save. Užsienio kalbos labai geba, būtent jie labai užtat, kodėl jie pavaduotojai, jie geba užsienio kalbas, moka labai daug, tikrai jie geba mokintis ir jie linkia tai atlikti ir labai tikrai kokybiškai. Ir jo buvimas, jeigu jie tik tai pliuse, bet jeigu turintys energijos, tikrai žmonės, bet jeigu jie neturi aplinkoj žmonių, jie labai linkia eiti į depresijas. Ir dabar mano, kiek aš 4 metus esu šitam moksle, pastebėjimai tarp mūsų draugų yra, kurie vyrai ypač, jeigu jie lieka įsiskiria ir jeigu neranda antros pusės, jie tikrai čia yra ta liga ir sakoma, kad depresija ne liga, čia tikrai baisi liga. Žmonės tiesiog ir išeina net iš gyvenimo, tiesiog išsekė. Čia įsikimas yra grinai. Taip kad dvejetukai yra tokie mūsų. Jo, saugokit dvejetukus, nes jie sukuria santykius ne tik savo, bet ir visiems aplinkiniam. Taigi, trečia kompetencija, tai yra mūsų analitikai, žmonės analizuojantis, gimę 3, 12, 21 ir 30 dienomis. Tai jų didžiausia dovana yra analizė, gebėjimas analizuoti didelius kiekius informacijos, ją suvesti į sistemą ir dar tai yra perduoti. Įmonėje tai yra, analitikas, viskas aišku, ta prasme, verslo analitikas, įmonės analitikas, produkto analitikas, bet kokia pozicija. Lygiai taip pat finansistas. Net buhalteriu aš nepavadinčiau, nes tai yra jau finansistas iš tikrųjų, kuris sugebės ir finansų rinkai išanalizuoti, kuris sugebės tendenciją, sakykime, taip išvelgti, vėlgi pradėkim nuo to, kad suvesti sistemą jo ir perduoti tas žinias vadovui, kuris jų pagrindų galės priimti tinkamus reikiamus sprendimus. Tarp kitko, iš jų gaunasi dar labai geri mokytojai. Iš dvejetukų daugiau korepetitoriai gaunasi, tai yra iš diplomato jo, kadangi jie per supratimą moko, iš analitikų, iš trejetų gaunasi labai geri mokytojai, dėstytojai, ta prasme, kurie tiesiog žinias perduoda. O kodėl jie tokie geri? Todėl, kad jie atėjo į šitą žemę su informacija. Tai vadinasi sunkios žinios ir net jiems būtina perdavinėti žinias.
Ir jie tada tik tai, kada perduoda žinias, jie atsilaisvina, jų sąmonė tada, kaip pasakoma, atsiranda vietos kitom žiniom. Bet jie dažniausiai būna kaip skūpus. Tai reiškia, jie gaili tų žinių, o atvirkščiai reikia atiduoti. Jie taip supranta, kad jie gaili tas žinias, o jiems atvirkščiai reikia atiduoti. Kada jie pradeda atidavinėti žinias, dalinti su žiniomis, ką jie turi galvoje ir aplamai, jie kaip analitikai, jiem tada ir sekasi, ir jie kaip gėlės įsiskleidžia. Ir pas juos galimybės atsiranda. Ir dažniausiai yra pasakymas toksai, bet mokytojas dažnai sako, būtinai trejetukai turite atidavinėti žinias. Ir jūs savo darbe būtinai turite atidavinėti, nes dažniausiai turi onkologijų su galvoje visokių auglių. Dėl to, kad jie galvoj turi sunkias žinias. Tai čia taip aš plačiau truputuką. Jo, iš tikrųjų žinias galima perduoti iš tos intencijos, kad kiek jūs jų beatiduotumėt savo žinių, savo informacijos, pas jūs jų nesumažėja. Kaip tik užauga patirtis, jūs juos dar pagilinat, dar padidinat. Ir labai dar papildysiu, kad gal kas iš jūsų ir nenuklausysit, be abejo. Trejetukai, jeigu jų instrukcija važiuojate ir jinai sugalvoja ryte, ir jisai nuvažiuoti iš namų į parduotuvę ir staiga atsisėdat jūs kartu ir važiuojate ir jei pasakote kryptį užvažiuoti kur nors kitur. Žinokit, šitą momentą žmogus praranda energiją, pradeda pykti labai ir čia prasideda konfliktai. Taip ir darbe. Jeigu jinai suplanavo nunešti dokumentą nuo taško A į tašką B ir staiga kažkas jai sutrukdo, trejetuką jūs momente galit jį trigiriuot. Jinai tiesiog net jūs išbalansuot, išvesti iš pusiausvyros. Ir jinai tiesiog momente bus kitas žmogus ir jūs nesuprasit kodėl. Jo. Taigi, atėjome mes prie inovatorių. 13 dieną, 4 dieną, 22 dieną gimusius žmonės. Ir 31 dar. Tai yra 4 kompetencija iš eilės. Tai yra žmonės generuojantis puikias idėjas. Todėl jie ir inovatoriai. Jų idėjos genialios, inovatyvios, kreatyvios. Jie labai gerai supranta marketingą. Tai yra, jie per savo idėjas, jie realizuoja save per idėjas, kaip trejetas realizuoja per žinių atidavimą, dvejetas tai yra analitikas per žinių atidavimą, diplomatas realizuoja save per santykius, kaip strategas realizuoja save per vadovavimą, taip inovatorius realizuoja save per idėją. Tai yra jų idėjos ant tiek genialios, ant tiek transformatyvios, inovatyvios, kad jie sugeba, vieninteliai, kurie sugeba sugriauti žmogui neuroninės jungtis ir sustatyti jas naujas. Tai marketingė, tai čia didžiausia vertybė yra. Tai yra pateikti naujas idėjas ir jas įgyvendinti, bet paprastai įgyvendina jau kiti specialistai, mes iki jų toj prieisim. Taigi, mūsų inovatoriai. Vilda, ką papildysi? Taip, ir jie patys geriausi žmonės ir per tą gerumą dažnai irgi praranda tam tikrų galimybių. Ir kad jie taip, kurie jie viską daryti, kaip sakoma, be jų, čia yra tikslai, jie mums duoda tikslus. Čia jų yra toksai šioje žemėje atėjimas, kad jie sugeba, jie mato kitaip, jie kūrė, nes pas juos, kaip sakoma, iš ketvirto eina kelios strėlės. Ir jie momente vieną sukūrė, tu dar nespėjai tą įgyvendinti, jis jau sukurs kitą. Ir čia yra būtent jie labai reikalingi versluose, kur plėtra vyksta. Plėtra. Bet jeigu jūs ketvirtukui sutrukdysit, arba jisai neturės energijos ir taip toliau, jisai įjungs jums revoliuciją. Jums viską, ką jūs turite, jums jisai sunaikins. Ir pats prisiduos ir pats save sunaikins. Bet čia toks yra tipas ketvirto. Bet mes turim ir šitokias ir teigiamas ir neigiamas savybės pasakyti, todėl kad tai būtina analizė. Kas žiūrėsit, tikrai praanalizuosite.
kas norėsit, susisieksit su mumis. Taip. Taip, toliau. Taigi, logistika. Ne vienas verslas be šito neapsieina ir tuo pas mus užsiema logistas, tai yra gimę 14.5. ir ir 23 dieną. Žmonės labai panašus į diplomatus, kadangi gali susitarti su bet kuo. Vienintelis skirtumas su diplomatu yra tas, kad diplomatas norės suprasti žmogų, o logistas jis norės rezultato. Jo diplomatija nukreipta į rezultatą. Daugiau negu į norą suprasti kitą žmogų. Tačiau, vat, kai Vilda įdomu tai, kad paminėjo plėtrą, būtent plėtrą idėjom duoda 4, bet įgyvendina plėtrą 5, tai yra logistas. Logistui galima užkišti kur nors tyliai mažą parduotuvytę kaime ir duoti pakankamai laiko ir jis padarys iš tos parduotuvytės tinklą supermarketų per visą pasaulį, jeigu to norės ir tam užteks resursų. Dar be šito jie labai gerai supranta grožį ir stilių, todėl kas liečia produkto apipavydalinimą, be plėtros, sakykime jo, arba be tos tikslinės verslo diplomatijos, tai yra jie pardavikai dar labai neblogi dėka diplomatijos. Jie dar labai gerai supranta grožį ir stilių. Tai vat, Vilda, prašom. Ir jie grinai čia yra, vat, pavyzdžiui, reklamos ir kažkas, tai būtent jie tai ir sugeba, daugiausiai jie įžvelgia, nes jiems labai svarbi aukštuomenė. Ir jie visą laiką prezentuos ir ieškos, kur aukštuomenės, kad jie dalyvautų tame, nes jie kaip logistika, jie turi ten save parodyti ir taip toliau. Ir priedo jie chameleonai, jie gali taip prisitaikyti ir jie netgi negali, o jų taip kaip protas, jie taip, kaip sakoma, bebendraujantis tampa tavimi, jie sugeba kaip tiesiog atspindėti, vat, net kalbėti, kalbą, manierą. Tai, o kada būtent neigiamose vibracijose, kada 5 būna, tai būtent jis tai labai pradeda kovą įjungia pats su savim. Ir dažniausiai juos labai reikia suprasti darbe, jie dažniausiai vartoja žodį ne, o ta žodis ne reiškia taip. Ir va ten būna irgi nesusišnekėjimai, nes viens kito gali nesuprasti. Tai va tie mūsų 5, jie ir yra, kaip čia, ta širdelė matricoj. 5 visur reikalingas mums, kaip sako, ir mokykloje mes mokėmės, dabar tai 10, bet anksčiau. Pačiam viduriuke. Pačiam širdeliai. Ir jų užtat, jų planeta yra Merkurijus, pati mažiausia, labai greit įsižeidžia. Jie labai tokie, kaip aš vadinu, tos 5 trapus. Jie ramiai kalba, jie labai moka, labai gerai kalbėjimo, jų manieros yra gilios, jie gerai gali išaiškinti ir neskubėdami ir labai myli pakalbėti. Tai va tokie 5 yra. Ką Vilda minėjo apie kovą, tai iš tikrųjų linkę kovoti už savo logiką su visų pasauliu. Tiesa, pripažinti tenka, kad jų logika labiausiai atitinka tą tikrąją logiką, nors iš tikrųjų, kaip mokytojas sako, absoliučios logikos nėra ir būti negali, todėl kad mes kiekvieną suprantam per savo duotybės, per savo prizmę, ta prasme, mes kiekvieną žiūrim ir į logiką, ir į viską. Taigi, atėjom prie mūsų kūrėjų. Menininkai tame tarpe, paprastai jie kūrė komfortą. Tai yra, jie gimė 6. 15 ir 24. Jų matai, tik 3 pozicijos. Jo, tik 3. Nu, mano pozicijos irgi 3, prie jos dar prieisim. Iš tikrųjų, tai yra žmonės kūrintis komfortą arba meną, vienas iš 2. Tai yra, jie kūrė, pavyzdžiui, gali kurti komfortą kitiem, per komfortą, jo, savo per pinigus. Arba ir tiem. Ir tokiu būdu, ir savo, ir kitiem. Jie puikiai suvokia komfortą. Komfortas jiem yra materija. Kaip diplomatui materija yra santykiai, taip kūrėjai komfortas yra materija. Ir vat jie tą komfortą supranta, jie jį kūrė, jie jį mėgsta, jie jo mėgaujasi.
labai stiprus jie, jeigu kalbėt apie verslą, būtent kas liečia spa, poilsį ir visą kitą, kur kitur. Tarp kitko, jeigu turit kompanijoje kūrėją, tai yra gimusi 6, 15 arba 24, klauskit pas jį, kur ilsėtis. Nes jeigu vieta įtiko šiai kūrėjui, visi kiti mes ten tiesiog kaifuosim. Kas liečia meną, menas labai dažnai pasireiškia pas kūrėją, tai yra bet kokia forma, nuo šokio iki dailės ir nuo tokių inovatyvių menų, kurių aš dar net ne visų suprantu, ta prasme, iki dainavimo, bet dauguma jų kažkaip jie užleidę taip biški toliau. Tai vat, paprastai įmoniai, tai vat, kas liečia komfortą, komfortiškus santykius, nes diplomato santykiai gali daugiau apie supratimą, kur suktis, negu apie komfortą, jo. Lygiai taip pat, jeigu mes kalbam apie tokį kokybės segmentą, tai vat būtent kūrėjas gali įvertinti tą kokybę kaip kokybininkas arba tiesiog pasiūlyti, kaip patobulinti iki kokybiško tam tikrą produktą arba paslaugą. Papildysi, Vilda? Taip, ir jie yra būtent tie mūsų kūrėjai, bet jeigu jie darbe visus konfliktus gali apšlifuoti, nuraminti, taip toliau, bet pas juos irgi yra tam tikri tokios savybės. Jeigu jie labai daug dirba, jiems negalima daug dirbti, nes jie yra kūrėjai, jie turi kurti. Pas juos labai daug emocijų ir jie laiko viduj ir ta prasme, kada jie būna negatyvi, ta prasme, be energijos, neturi energijos, tos emocijos jie nesugeba valdyti, jie būna labai tokie, kaip čia pasakyti, kaip tas emocijas negali iš savęs išreikšti, tai jie tokie, kaip čia pasakyti, kaip sproginėja ta emocija, jie patys kenčia ir su jais užtat labai reikia, jie reikalauja, nori komfortą ir kada jie nesugeba, tai jie tada tas emocijas, kaip taško ir jie tada ir kitiems gali sukurti tokį diskomfortą ir patys savo. Ir va tas juos labai išbalansuoja. Taip kad su šetukais reikia labai, jie patys mėgsta gražiai kalbėti, ramiai kalbėti, tokie irgi moka išklausyti. Bet jeigu pas musgi skirtumai yra, kad septintukas jisai gali, kur dabar kalbėsime, jisai greitą realizaciją, greitai. Ir bus šešetui nekomfortiška, o kaip ir pas mane, pavyzdžiui, salone aš turiu daugiau tų klientų šešetukų. Kodėl? Todėl, kad jie ateis tik tada, kada bus jiems komfortiška. Jeigu jiems nekomfortiška, jų niekada neturėsi savo salone. Todėl, kad jie visą laiką ir ieško salonus, kur būtų pagulėti. Jie netgi dabar teko turėti konsultuoti mergaitę, kuri nori Dubajų, galbūt ten važiuoti. Ir jinai pamatė, kad yra tie salonai dabar, kur ir guli, ir galima manikiūrą padaryti, veido procedūras, ir kojų procedūras, ir dar ten, visas kompleksas, jinai guli, sutaupo priedo laiką, nes jie irgi nemyli laiko taškyti, šešetukai, o kad būtų viename, bet būtų viskas komfortiška. Ir jie ir dirbs tokiose įstaigose, kur būtent bus komfortas ir suteiks kitiems komfortą. Bet jeigu energijos neturėjimas, ar ten praradimas, ar dabar, kaip sakoma, laikmetis toks yra, tai šešetukai labai per emocijas praranda galimybės. Taip kad šešetukai, emocijas, su emocijom tvarkykitės. Ir be to dar jie labai kerštingi. Gali atkeršyti, pamiršti ir dar kartą atkeršyti, dėl to, kad, kaip gali būti neatkeršyta. Ne savo dar priedo ne patys, o kitomis rankomis. Ką tai reiškia? Jie su kitiem, kaip čia pasakius, pasakys per kitus, jie to netliks, bet kitas žmogus atliks, bet čia bus jo tas, kaip sakoma, veikla sukurta, kad atlikti tam tikrą, jeigu norės iš darbo, jisai kaip sakot, nenutrauks to darbo sutarties, bet jisai pasakys, kam tai padaryti, nutrauks, nes jisai nori irgi kaip santykių, kad nesugadintų. Komfortiškų santykių. Komfortiškų.
Taigi, atėjom prie realizatoriaus. Nu, čia jau tu pasakok apie Jo, save. man šitas pavadinimas nelabai patinka, man galbūt daugiau technologas, tai yra gimė 7, 16 ir 25 dieną, aš pats gimiau 7. Tai vad, kuo mes ypatingi tuo, kad mes labai greitai surandam trumpiausią kelią iki rezultato. Tai yra, mes galim sudėliot visą technologiją, visą kelią, ką reikia padaryti žingsnis po žingsnio ir kokia seka, ta prasme, kad pasiekti rezultatą. Mes nenorim dirbti toliau, kad siekti rezultato, jo? Mes tiesiog kelią galim sudėlioti. Iš šitos pačios pozicijos mes esam labai geri problemų sprendėjai, kadangi vėlgi žingsnis po žingsnio labai staigiai surandam, sutvarkom, ką reikia padaryti, kad ta problema išsispręstų. Jo? Lygiai taip pat bet kokią užduotį, jeigu gaunam, mes labai greitai galim sudėlioti, ta prasme, kelią irgi va tą logišką veiksmų seką, kad pasiekti, kokiu būdu pasiekti rezultatą. Tai va, gal tiek trumpai. Papildysi apie minusinės pusės? Aš apie save nemėgstu negražiai šnekėti. Visi mes turim tas minusinės ir Be abejo, pliusus. be abejo. Bet jums reikia būtinai pripažinimo momente. Jeigu tik tai jūs atėjote ar į įstaigą, ar bet kur, jums reikia pripažinimo kokio? Pagirt, aš vis laik sakau, nors pagirto. Būtinai. Įdėmėsi, pasisveikinti. Jeigu 7-tukas atėjo ir nesisveikinti, tai reikia greičiau pačiai pirmam. Antra, jie labai greitai viską sugeba, tikrai, jeigu ne minusė, jie labai, tiesiog jiems duok užduotį, jie momentą padaro, bet jiems reikia visą laiką duoti pripažinimo. Jie genialūs, jie kaip be jų irgi ne, kaip Masko dabar yra mūsų, čia yra būtent, paminėsim ir Masko. Misija 7, jo. Taip, ir jisai tas technologijas naujas ir kitais metais aš tai net neabejoju, kad mes sužinosim naujų technologijų, nes kiti metai bus pirmi, visko nauja pradžia pasaulyje, tai bus naujų technologijų. Tai tikrai tikiu, kad čia 7-tukai mūsų čia sukurs tų technologijų ir mes tik spėsim kitais metais naujų technologijų pasaulyje jau vėl mokintis. Tai čia būtent mūsų tie genialūs 7-tukai. Be abejo, jie tik tai, jeigu jų nepagirsi, ką, jie irgi, tokie Įžeidus, va. piktybiški, kerštingumas, taip sakant, 50-50. Jeigu patogu ir greit galima įgyvendinti, jo, nebus taip kaip su 6-tuku. 6-tukas keršto planą gali regzti labai ilgai. 7-tukas, jeigu negalima čia greitai atkeršyti, po to bus, tiek to. Vienintelis, kuris sukuria ką? Chaosą. Va čia ir yra, žinokit, ir kas vaikus dar ir augina, ir verslininkai, jie patys net nesupranta, jie momente chaosas pas juos galvoje ir chaosas sukurs visiems aplinkui. Taip, bet iš to chaoso, kaip visą laiką, mes visus greitai ištraukti galim, todėl kad chaosas mums yra įprastinė aplinka, mes ten gyvenam, gimėm, užaugom ir sėkmingai gyvenam. Tai bet kada darbe, pavyzdžiui, kaip mes ir dabar pas mus paversle, kai tu žinai, kad šalia yra toks žmogus arba, savininkas arba darbuotojas, ar vadybininkas, ir matai, kad jisai būtent būna ir tokių variantų, taigi vieną dieną gali taip ir taip, jisai būna. Tai tada žinai, tiesiog nėra ko pykt. Ja. Tiesiog tam reikia būti pasiruošus. Taip. Taigi, atėjom mes prie mūsų kontrolierių. Iš tikrųjų, tai yra labai darbštų žmonės. Materialaus pasaulio ir... Jo, visą laiką siekia rezultato, užsibrėžto rezultato. Tai jeigu realizatorius sukuria technologiją, tai tolimesnis žingsnis atiduoti į kontrolierių ir jis prakontroliuos visą procesą, kad būtų pasiekta rezultato. Taigi, o gimė jie pas mus 8, 17 ir 26 dieną. Tai yra, kaip minėjau, labai darbštų žmonės, kontrolė jie turi poreikį kontroliuoti materialų pasaulį. Tai reiškia, bet koks tas
pasaulis nelabai gali būti materialus, ta prasme, sakykime, nes dabar mūsų laikais daug produktų ir gamybinių, sakykime, tai produktų, jo yra neapčiuopiami, nematerialūs, bet taip ar kitaip jie yra produktai. Tai va, visą tą procesą sukontroliuoti, kurį sukuria, pavyzdžiui, realizatorius, vat, kontrolierius puikiai tą procesą sukontroliuos ir atves įmonę į rezultatą. Tai va, na, minusinė pusė, kokia tam pas mus? Minusinė, tai žinot, kaip jiem kontroliuoti, ir jie patys savo minusą susikuria, jie gali ir gyventi tam darbe. Ir galbūt apie juos, žinokit, tokio nėra minusinio, tokio labai, kad jie... Nu, hiperkontrolė, Tai va ta jeigu jinai per kurią mes pakenčiama. kitiems yra labai nemalonu. O kokia ta hiperkontrolė? Dėl to, kad ateina, jie visą laiką stovės gale, jie stebės visus, nes mano misija 8, aš galiu pasakyti, ir kitą kartą galbūt kiti nori, kad vat, jie iki žiūrėt, o aš turiu apkontroliuoti. Man toks jausmas, kad jeigu aš visur neapžiūrėsiu, neapkontroliuosiu visus 4 kampus, tai man, nu, ne tai, kad nesaugu, bet tai yra nu, negerai jausiuos, man čia jau duotybė. Ir priedo mes labai galim kainas nustatyti. Jau, nu, mes galim suvokti, kad tikrai šitas produktas kainuoja, vat, telefonas tikrai vertas ten 2000 vertas. Nors mes ten net nežinom, neapčiupinėjom. Lempa, vat aš žinau, vat jinai reikalinga. Aha, tam, kad vat, geriau matyčiau, va. Ten kažkoks tai vat, šratinukas, kad ten būtų irgi, vat, nu, tiesiog mes sukontroliuosim. Pas mus visą laiką bus daug tušinukų, užrašų, mes dar ir kitiem duosim. Vat kažkaip tai va toks yra, aš jau pradėjau labiau save suprasti, kas ta materiali kontrolė. Tai vat ir yra tušinukų, ko reikia, kad aš turėčiau, žinot, va tas va. Tai va čia daugiau vat prie šitų mūsų. O mes minuse, kada pradedam per daug kitus kontroliuoti, mes galim ir santykius prarasti, ir galimybės, ir darbe gali nesuprasti mūsų, nes nu, mes tiesiog nenorėdami tai darom. O kiti supras, kad mes čia juos, nu kažko iš jų norime, nors tikrai mes nenorim, nes aštuntukai atėję būtent juos labai gerai darbe turėti, jie atėję atvirkščiai pakelti biznį. Ir juos labai reikia, nu, aš asmeniškai tai dabar visiems rekomenduoju, kad dar būtinai ir aštuntukas turi būti, žiūrint kokiam darbe, jie tai suvokia, būtent supranta, kaip tai atlikti ir kaip tą visą irgi verslą kelt. Jie vat būtent yra tie materialaus pasaulio, galbūt jie, kaip sako mokytos, jie visą laiką yra pilnaverčiai, nu kaip ir jie. Materialiai jie yra visą laiką, nu kaip rusiškas žodis, dabar čia достаточные, jiems nereikia nieko. Jie vat turi tą pilnas, nu pilni jie yra viskuo, nes jų jau tokia yra duotybė. Tai va. Taigi, va, tokie tie kontrolieriai. Viską turi ir vis tiek visus kontroliuoja. Matot, kas gaunasi. Taigi, nu ir atėjom prie mūsų taktikų, kurie gimė pas mus 9, 18 ir 27 dieną. Labai įdomų žmonės, kadangi jie turi visų prieš tai buvusių kompetencijų po 10%. Tai reiškia, jie yra ir truputėlį strategijos, truputėlį diplomatijos, truputėlį analitikos, truputėlį inovacijų, truputėlį logistikos, truputėlį kūrėjai, truputėlį realizatoriai, truputėlį kontrolieriai ir lygiai 20% pas juos toks įdomus buketas susirenka. Pirmiausia, žmonės nori išgelbėti visą pasaulį. Padėti visiems, išgelbėti. Jeigu tau atrodo, kad tau pagalbos nereikia, taktikas nuspręs, kad tau reikia pagalbos ir ateis tau į pagalbą ir padės tau, kaip sakant, per prievartą. Kitas dalykas, kad jie yra labai smarkiai orientuoti į pergalę, tai yra kalbama apie bet ką, apie sportą, apie verslą, kartais gali būti su ta pergalė perlenkiama lazda, tai yra rezultatas kaip ir pasiektas, bet kadangi reikia pergalės, jie toliau dar varo. O šiaip jų, jeigu kalbėt konkrečiai apie verslą,
pas juos visą laiką galvoje verda schemos, kaip uždirbt, principu tu man aš tau. Todėl iš jų gaunasi labai geri, nu, pas mus juos promauteriais pavadinu, iš tikrųjų, kaip čia, Marketingai. nu, ne visai, marketingas tai ketvirtukas, o čia, nu, toks reklamuotojas, toksai, kuris gatvėj prieis ir pasakys, kad tau reikia nusipirkti va šitą vat asotį dėl to, kad jis ant tiek geras ir pateiks tai taip, kad greitai nusipirksit. Tai vat, nu ir emocijos, pas juos stiprios labai emocijos, gal daugiau Vilda papasakos, kaip ten. Jie, vat, jeigu tu sakai apie tai, kad jie būtent, nu, jie sugeba sukurti pardavimo, kaip pasakyti, parduotuvytės, vat. Ir jie sugeba va, tą produktą, nu, pavyzdžiui, 9 skyriai yra, nu, parduotuvių. Jie va, būtent jau jie žino, kaip tai daryti. Būtent jų čia yra gebėjimai. Ir jie būtent jų tokiam ta emocija, vat, būtent jeigu jiems tu nepadėkosi ir jie būtent jiems būtina adrenalinas. Kada jie turi daug adrenalino, jų emocijos yra ramesnės. Tada pas juos dar schemos dar labiau dirba. Tai vad galima atpažinti, jeigu 9-ukas nekuria schemų, pasyvus, guli lovoje būtent, tai jisai yra, nu, neturintis energijos, neturintis potencialo. Bet jeigu jie potencialo turi, jie pamiršta ir pavalgyti, pamiršta, nes jiems reikia surasti parašutą, kur nušokti, surasti kokią mašiną, su kuria pravažiuoti. Ir kada pas juos kuo daugiau adrenalino, to pas juos daugiau dirba plonasis intelektas. Tai čia yra būtent tie, kodėl aš paminėjau, kad paskutinis vagonas, nes jie ir yra sukaupę tas visas po 10 kompetencijų į vieną. Ir jie va būtent labai atlieka, nu, gelbėtojai, kaip aš sakau, gelbėtojai. Bet va, norėdami, kad jiems dėkotų, dėkojimas. Nes jiems šitas pats kaip, nu, tabletė yra. Nes, bet ką jie bedarytų, turite padėkoti. Ir jeigu vaikus va augina ir darbe, ir mes dažnai pamirštam ačiū pasakyti, mums gal va, man nereikia, vidui nereikia, bet jeigu jūs turite 9-uką ir jam nepasakote vieną kartą ačiū, kitą kartą ačiū, jūs tiesiog gausit minusą. Ir jau Nurašytas žmogus, ištrintas. Nedraugas būsite. Tai va čia būtent tam mūsų 9-ukams yra labai svarbus dėkojimas ir tai tikrai čia yra programa. Paminėsiu, kad mes visi gimę programuose. Ir šitos kompetencijos versle, asmeniniam gyvenime, visur eina šitos programos ir taip žmonės gyvena ir taip šitų programų ir elgesi. Ir turintis energijos jie elgesi kuria, neturintis energijos jie save naikina ir kitus. Tai va tiek. Taigi, nu ką, truputėlį reziumė. Kaip turėtų atrodyti įmonė pagal mūsų mokslą? Tai yra vadovas, strategas. Sukuria strategiją, kaip sakant, bendrą įmonės liniją, kur link einam. Vat pas Vildą labai gražiai ant lentos matau surašyta, kaip turi atsispindėti visos 9 kompetencijos, bet aš perbėgsiu būtent per asmenybės, per žmonės, jo. Strategas sukuria strategiją, pasidalina tą strategiją su kitais. Žiūrėkit, chebra, ką sugalvojau, kaip bus po 5 metų visi. Jo, gerai, viskas, viso, mes su tavim, vesk mus. Tada įsėdas ant sosto, pradeda vadovauti, kaip minėjau, vadovavimas labai tikslus, kad kiekvienas žmogus konkrečią minutę turi padaryti konkretų darbą, kad jis įgyvendintų tą 5 metų strategiją. Ja? Tada diplomatas. Jisai palaiko kolektyvę santykius, jisai užmesga santykius su tiekėjais, distributoriais ir taip toliau, reiškia visur, kur reikia santykius. Jis atsakingas už personalą, už personalo pritraukimą ir visą kitą. Ja?
Trečia kompetencija tai yra analitikas. Analitikas pas mus finansai, rinkos analizė, bet kokios informacijos suvedimas, išanalizavimas, suvedimas į sistemą, perdavimas strategui, kad strategas priimtų teisingus sprendimus. Dalis tos informacijos, kaip rinkos analizė, pavyzdžiui, gali patekti į ketvirtą kompetenciją pas mūsų marketologą. Marketologas generuoja idėjas, kaip padaryti, ką padaryti, kaip parduoti, kaip turi atrodyti produktas, galbūt patį produktą netgi sukurti, kokio nieks neturi daugiau jo. Ir tada čia truputėlį šuolis gaunasi, marketologas sukuria, ateina realizatorius, tai yra kompetencija 7 ir sukuria visą technologinę liniją, kaip turi viskas atrodyti jo. Čia pasijungia prie marketologo mūsų kūrėjas ir pasako, chebra, šitas produktas yra nekomfortiškas, reikia padaryti va, taip, va. Ir tada bus viskas komfortiška. Jo, gerai, padarom. Technologas vėl, tai yra realizatorius, sukuria naują technologinę liniją ir tą liniją atiduoda mūsų kompetencijai numeris 8, tai yra kontrolieriai. Ir kontrolierius atsistoja kaip cecho viršininkai. Žinot, kažkada tai gamyklose reiškia, pas jį yra personalas, staklės medžiagos, jis pasikviečia kompetenciją numeris 9, tai yra mūsų promauterį, jo, kuris kartu gali būti ir tiekėjas, kadangi jisai suras pigiausias medžiagas, geriausias sąlygas distribucijai ir taip toliau. Jis pasijungia, visą šitą sutvarko, ta prasme, pateikia visas tas medžiagas ir mūsų kontrolierius pagamina produktą, tai yra galutinį rezultatą. Ja? Ir čia pasijungia mūsų 5 kompetencija, logistas, reiškia, jisai išvežioja, jisai susitarė, jisai parduoda ir taipogi dar atsakingas už įmonės veiklą. Čia taip trumpai, kaip pagal mokslą, reiškia, kaip išdėlioti į visas pozicijas specialistus, kaip sakant, su įgimtais talentais. Vilda, papildysi? Taip, ir 6, jisai užbaigs irgi visus santykius ir, kaip sakant, neužbaigs, sutvarkys tą prasme visus santykius ir vat, būtent tas kūrėjas įmonėje jisai labai reikalingas. Taip, kad mūsų tos 6 tai yra Dievo mylimiausi žmonės, kurie vat, būtent visus šitus procesus dar irgi galutiniškai sutvarkys, sudės ir taip toliau į lenteles ir kad visiems būtų komfortiška ir gera. Darbuotojams sukurs komfortą. Taip. Taigi, gerbėmieji, turbūt tiek. Dėkui jums. Taip, dėkui jums, mūsų kontaktus rasite po šito video, kuris bebūtų, ar bus YouTube, ar bus pas Vildą, ar pas mane kažkur Facebook'e ir Instagram'e. Žodžiu, didelis jums dėkui, kad klausėt, kontaktai mūsų yra, jeigu prireiks kažkokį klausimą atsakyti, arba norėsit tiesiog į konsultaciją ar asmeninę, ar dėl verslo, prašom kreiptis. Taigi, geros jums visiems dienos. Ačiū. Svarbiausia yra energija. Iki.